sakramentai kaip ženkliai padeda mums tikėti. Be tikėjimo, čia mūsų įsitikinimas, sakramentai nieko neduoda, nulis. Sakramentai, aš taip sakyčiau, nėra tokie svarbus, kaip, sakykime, pas ortodoksus katalikus ir liuteronus. Sakramentas yra tikras nepriklausomai nuo to, kas yra žmoguje ar ne, nes tai yra Jėzaus įsteigta. Ar ir nuo kunigo tikėjimo nepriklauso, ir tas tikėjimą ir kuria sakramentai, mes taip tikime. Liuteronas visada ieško Jėzaus darbo, ne mano. Ką aš galiu padaryti? Aš savo išganimui dulkė nieko negaliu padaryti. Kristus dėl to ir atliko tam. Ir tada sakė, štai, imk krikštyk, imk valgyk, imk gerk visi. Sveiki, mylėjai, Laurynas Jacevičius ir apologetika.lt jūsų akise. Šiaip šitos laidos pavadinimas konkrečios, jau galite tarti iš dviejų žmonių sėdinčių čia kartu su manimi, yra Soli Deo Gloria, reformacijos istorija ir teologija. Tai Vilma Sabutienė, evangelikų liuteronų teologė, ir kunigas Holger Lehn, evangelikų reformatų kunigas. Ir kalbamės apie tai, kas yra protestantai, ko jie tiki, iš kur jie yra, ir bandom geriau suprasti savo pačių šaknis, galbūt prasklaidyti kažkokius mitus, galbūt kaip tik kažką tokio pagilinti ir paaiškinti. Ir vienas iš tokių klausimų šiandien, kuris yra svarbus, man atrodo, mums visiems, tai yra sakramentų klausimas. Mes praėjusį kartą kalbėjome apie protestantišką bažnyčios sampratą arba bažnyčios sampratas. Jeigu norit daugiau, galite pasižiūrėti ten, apologetika.lt YouTube kanale, grojaraštyje Soli Deo Gloria, rasit tai, kas buvo kalbėta jau prieš tai. Jeigu norit palaikyti tiek šią iniciatyvą, tiek visas kitas apologetika.lt veiklas, tai galite padaryti apologetika.lt, pasvirasis / parama, o nuoroda taip pat prie šito vaizdo arba garso įrašo, jeigu klausotės, nežiūrit mūsų, bet tik klausotės, kas irgi nėra blogai. Tai mes kalbėjom apie bažnyčios sampratą ir taip pat užsiminėm apie sakramentus, kad tiek reformatoriškų, tiek liuteroniškų supratimų jų yra 2, katalikai žino, pripažįsta 7. Tai pakalbam dabar tada apie juos. Tai Holgeri, jūsų gal pradedam šiaip. Sakramentas pats ta žodis. Ar jisai turi kaitinti kažkaip ausis protestantui, gal reformatui ne, bet protestantų įvairių tokių atšakų mes turim daugiau Lietuvoje, kurios nevadinamos būtinai tradicinėmis bažnyčiomis, bet evangeliškos plačiaja prasme bažnyčios, tai nebūtinai tas žodis gal yra kažkaip netgi ir priimtinas. Tai kas tai yra sakramentas ir kaip protestantai juos žiūri? Tai pirma apie savoką. Taip, kas yra sakramentas? Ja, ta savoka sakramentai, tai mes mūsų tradicinės bažnyčios mes šią savoką naudojam tradiciškai, bet aišku, jau istoriškai žiūrint prasideda diskusijos, ar ta savoka tinkama. Pavyzdžiui, Cvingliui, mūsų konfesijos pradininkų, jam ta savoka atrodė nelabai tinkama, bet kodėl? Kadangi, kaip čia pasakyti, jeigu žiūrim į šventąjį raštą, sakramentas nuo lotyniško sakramentum, lotyniška savoka, verčia, pavyzdžiui, graikišką žodį mysterion, paslaptis, arba slėpinys. Ir tai jau matom, jeigu kalbam apie krikštą ir viešpaties vakarienę, pati Biblija nelabai naudoja šią savoką. Ji tradiciškai atsirado žymint tos potvakius, dėl to, sakykime, presbyterijonai arba kiti mieliau kalba apie Kristaus įsteigtus potvakius arba ordinances. Ir tai yra viešpaties vakarienė ir krikštas, ne? Taip, dėl to su ta savoka šiek tiek sudėtinga, dėl to aš nedogmatizuočiau tą savoką, jeigu kitos bažnyčios naudoja kitą, prašom, mes reformatai naudojam, liuteronai kaip ir kiti, interpretuojam protestantiškai, bet jeigu žiūrėtum
biblinį pagrindimą būtų gan sudėtinga. Bet gilniai atrasti tą pačią lotynišką sąvoką sakramentas, iš kurio mes turim transliteraciją tokia lietuviška. Bet vis tiek yra tie du potvarkiai, kaip dabar ką tik įvardinot, arba sakramentai, tai yra viešpatės vakarienė ir krikštas, apie juos plačiau mes pakalbėsim, tada jau mūsų to pašnekėsio eigoje, bet dabar Vilma, liuteronams. Kaip liuteronai supranta, kas yra sakramentas, tinka jums šitas žodis, netinka? Dabar padarysiu pauzę, gerai? Todėl, kad turiu pažiūrėti, ar Liuterio žodžiai nepraeina. Gerai? Ir dabar aš toliau klausos jūs, ar ne? Pakartokit, prašau, kas man tinka ar netinka. Jo, ar kalbant apie liuteronus, ta pati lotyniška sąvoka sakramentas, ar jinai jums tinka, netinka ir kaip jūs suprastumėt, kas yra bendraja prasme sakramentas? Sakramentas yra Dievo malonės dovana. O kad vadinam sakramentu, taip yra tiesiog pavadinta, nes reikia kažkaip pavadinti. Tik tai būtų jau, ne potvarkis tikrai, o tai yra Dievo malonės priemonė, Dievo malonės dovana skirta žmogaus išganimui. Tai be sakramentų mes neįsivaizduojam bažnyčios. Dėl pačios sąvokos, kad nėra sąvokos sakramentas Biblijoje ir tai krikštas yra trejybės vardu, trejybės irgi nėra Biblijoje, ne visi žodžiai. Bet trejybės turite omeny, kad paties žodžio, tokio termino nėra. Bet... Taip. Štai ir nėra, ir ką daryti, ir daug nėra daug žodžių. Yra idėja, bet nebūtinai yra žodis, arba yra kažkoks veiksmas, bet nebūtinai yra pavadinimas tam. Nes vystosi teologinai sistematizuojama, yra sudėliojamas bažnyčios, kaip sakome, kuo tikime, ką mokome ir ką išpažįstame. Tai tada ir randasi ir sąvokos, ir jos yra nuo amžių. Ir tikrai niekada nesusimastėme, kad čia kažkas mums netinka. Dabar tokią įdomų dalyką pasakėt, kad tai sakramentas yra Dievo malonės dovana. Pavyzdžiui, kažkokiu būdu viešpatės vakarienė ir krikštas kažkaip įlieja ypatingai į žmogų tą Dievo malonę. Ir čia kai kuriems, sakau, gali pradėti kilti klausimų, kaip, nes ypatingai netradicinėse evangelinėse bažnyčiose dažniausiai vis dėlto yra ta tokia jau ne liuteroniška linija, bet iš reformuotosios teologijos, po to jinai galbūt nebūtinai lygiai tokia pat, kol galėsit paaiškinti, bet yra tokia užaštrinta, kad tai nei krikštas, nei viešpatės vakarienė iš vis tiesiog yra atsiminimas ir nieko konkretaus nedaro žmogui. Krikštas, tada vėl ten yra šiek tiek daugiau diskusijų, bet irgi ten dažniausiai yra priimama, kad tai yra ženklas tikinčiojo, bet irgi nieko jo viduje niekaip nepakeičia. O Dievo malonė ateina kitaip, pavyzdžiui, klausant Dievo žodį arba per šventąją dvasią kažkokiais kitais būdais ir tas Dievo nebūtų galima ir nereikėtų apriboti ties kažkokiais veiksmais, o mes darom šitos du dalykus dėl to, kad konkrečiai Jėzus juos įsteigė, mes matom, kad jie yra ir tiesiog iš paklusnumo jam. Kiti galbūt kažkaip kitaip galvoja, bet tada pradėkim nuo reformuotosios minties. Kaip tada jūs panašiai suprastumėt kaip liuteronai, ten yra kažkokia malonė specialiai įliejama ar ne? Ir kaip čia reikėtų iš vis tą diskusiją vystyti apie tą klausimą? Ne, aš ką tik kalbėjau apie sąvoką, ką tai reiškia reformatams. Sakramentai yra šventi ženkliai, taip galima sakyti. Mūsų išpažinime naudoja ir sąvoką anspaudai, sakramentais kažkas užantspaudojamas. Šventi ženkliai, kurie stiprina mūsų tikėjimą, mūsų maitina dvasiškai, stiprina tikėjimą. Dėl to malonės dovana, čia jau prasideda diskusijos, šiaip malonės dovana, šiaip kategorija yra plati, pats Jėzus Kristus, pagrindinė malonės dovana, Dievo žodis, reformatai irgi kalba apie malonės priemonės, bet gan tai platesnė sąvoka, malda, ten įeina žodžio skelbimas. Taip, malonės priemonės reformatams nebūtinai būtų tik tai viešpatės vakarienė ir krikštas, bet taip pat gali būti ir žodžio skelbimas ir malda. O yra tada ribotas kiekis kažkokių dalykų, tų, kuriuos galėtum pavadinti malonės priemonėmis, ar tiesiog mes čia atpažįstam, kad malonė kažkaip ateina, o kitur jau yra klausimas. Dievas gali veikti įvairiai, bet negali būti užtikrintas ar kažkokiais kitais būdais. Taip, malonės priemonė šiaip tą sąvoką irgi įvairiai interpretuojama. Sakykime, Dievas suverenus naudoja bendrai kūrinyje, taikant mūsų malonę, taikant mūsų bendrąją malonę įvairiais būdais.
Ta prasme net ir plačiausia prasme darbas yra malonės priemonė, net ir pilietinė valdžia yra tam tikra malonės priemonė, riboja blogį, bet siauresnė prasme, bažnyčios kontekste, tai ką aš jau minėjau, žodžių skelbimas ir aiškinimas, malda, Dievas įvairiais būdais stiprina, augina mūsų tikėjimą. Ir vienas iš tų būdų yra tie du sakramentai, krikštas ir viešpaties vakarienė. Vilma, dabar, kai kalbat apie liuteronišką sakramentų supratimą, kad tai yra malonės priemonės ir Dievo malonės dovana, tai reiktų mums suprasti, kad bent jau liuteroniškų supratimų kažkas įvyksta per tuos du sakramentus kitko, negu šiaip, kad, sakykime, būtų sakramentinis pasaulio suvokimas, pavyzdžiui, kad Dievas lieja savo malonę ir per pasaulį, ar kaip dabar Holgeris minėjo kitus tokius būdus, bet šitie du tada būtų liuteroniškų supratimų išskirtiniai. Bet tada kas įvyksta ir kuo, taikant, valgant viešpaties vakarienę arba krikštijant žmogų krikštijantis, ir kuo tai skirtųsi galbūt nuo katalikiško supratimo, ar tai yra labai arti? Galvoju, gal nuo reformatiško, bet gerai, yra arti ir skiriasi nuo abiejų. Čia, ką kalbėjo Holger, kad sakramentai nėra vienintelės malonės priemonės, tai liuteronas taip pat tam pritarė, kad yra malonės priemonių daugiau. Tai per ką tikėjimas gauna naudą, tai yra išganimą. Dabar sakramentai, kodėl jie sakramentai, kiti dalykai, mes sakome Dievo žodis ir sakramentai. Bažnyčios tas atpažinimas, kur teisingai skelbiamas Dievo žodis ir teikiami sakramentai. Sakramentas tai yra Jėzaus įsteigta apeiga, turinti materialų ženklą, apčiuopiamą fizinį, sujungtas su Dievo žodžiu ir jo pažadu amžinojo gyvenimo, išganimo. Tai štai yra sakramentai ir būtent į Bibliją, ne kur kitur žiūrėdami, mes ir randame tuos du sakramentus. Tai yra krikštą ir Eucharistiją. Tai čia tada jau bus skirtumas nuo Romos katalikų ir ortodoksų, kodėl liuteronai, žiūrėdami į Bibliją, sako, štai yra du tie sakramentai, kuriuos pats viešpats įsteigia, kam? Nuodėmio atleidimui. Tai štai krikštas ir šventoji vakarienė. Tai dabar galvoju, kaip protestantas girdi, aš nežinau, kaip protestantas girdi ir kodėl negirdi to, ką aš sakau, tai yra ne aš, o Liuteris, o ne Liuteris, o šventas raštas, aš čia einu atgal. Ir kodėl tai netinka? Paties viešpaties aiškiai pasakyti žodžiai su pažadu ir paliepimas, eikite taip ir darykite. Ir kam? Išganimui. Kodėl reikia dar galvoti, kad tai nėra išganimui, aš nežinau. Aš žinau, kodėl liuteronai taip tiki, štai todėl aš ką tik pasakiau. Tai kitaip tariant, jūs oponuotume tokiam požiūriui, kad sakramentai iš tikrųjų jie neprisideda niekaip prie mūsų išganimo arba nėra mūsų išganimo tam tikros priemonės, nes Jėzus tai pasakė, Liuteris tai pasakė, o galvot, kad Liuteris tai pasakė dėl to, kad šventame rašte taip yra, o šventame rašte taip yra dėl to, kad Jėzus taip pasakė, bet tada ta kita pozicija, jeigu mes pabandytume kažkaip taip pabandyti pasiaiškinti, bent jau kodėl galėtų taip žmogui atrodyti. Jeigu tikėjimas nėra niekaip, išganimas nėra niekaip užtarnaujamas ir tą išganimą mes priimam tikėjimu, vėl klausimas, kas yra tas ir tikėjimas, tai kaip gali būti kažkokie fiziniai ženklai mano to tikėjimo dalis tokia, per kurią aš gaunu malonę, per kurią aš būnu išganimas. Kitaip tariant, paprastas toks evangelikas Lietuvos, aš taip įsivaizduoju, sakydama, kadangi daug diskusijų esu turėjęs, tai galiu pasakyti, aš taip ir tada būtų, jeigu aš kažką darau, jeigu man reikia sudalyvauti viešpaties vakarienėje, jeigu man reikia išganimui pasikrikštyti, tai reiškia, aš tada kažką darau. Ir jeigu aš kažką darau, tada tai nebėra Dievo malonės dovana, tai yra mano kažkoks vis tiek, mano indėlis į tą dalyką yra kažkoks. Ir tada dar būtinai turiu sudalyvauti kažkokiam konkrečiam veiksme, konkrečiam kontekste, tada apriboji Dievą ir taip toliau. Tai čia yra daug visokių idėjų ir filosofinių, ir teologinių, kodėl taip yra sakom. Tai kaip jūs tada sureaguotumėte? Tai čia ir yra esminis skirtumas, ar aš darau, ar Jėzus daro. Liuteronas visada ieško Jėzaus darbo, ne mano, nes tas mano darbelis vieną dieną yra, kita nėra, per vidurį kažkoks yra. Ką aš galiu padaryti? Aš savo išganimui dulkė nieko negaliu padaryti. Kristus dėl to ir atliko tam ir tada sakė, štai imk krikštyk
Imk, valgyk, imk, gerk visi. Va vėl skirtumas, kur valgyk ir gerk, kad pas mus ir valgyti ir gerti visiems. Čia jau apie katalikus kalbu. Nors sakys, gal irgi neskirtumas, mes ir dabar jau visiems bandome duoti, teikti. Tai būtent, kad ne mano darbas iš to džiaugsmo, aš čia einu ne kad iš kažkokio ar tai klusnumo, ar tai parodymo. Čia įsivaizduokit, kada nors esat buvę, nebūtinai prie mirties, susirgi 38 ir atrodo, kad jau prie mirties esi, o dar ypač kas tėvai, kas vaikų turite. Jeigu tu žinai gydytoją, pas kurį nuneši ir dabar pat tau pagydys, arba iš numirusių prikels, tu daug galvotum, kas kur ką, ar kada koks medikas ar ką pasakė, tu žinai, kad šitas tikrai pagydys ir jis tikrai turi vaistą. Ir jeigu Jėzus yra gydytojas ir jisai sako, aš jums tai duodu, tai ko man yra, kodėl neimti? Čia einam mes, kaip Liuteris tą žodį, ubagai mes einam, mes nedirbti einam, mes pasiimti einam, kur duonos padėta. Paskutinį čia ir tada, Holgeri, prie jūsų perėsime. Dar vienas, čia tada atsakymas galėtų būti tokio vietoj, kad kažkaip tikėjimas dažniausiai yra suprantamas, kaip jis neturi kažkokio tokios fizinės išraiškos, kad čia dabar reikia sudalyvauti viešpatės vakarienį arba ten krikštytis, bet kad tikėjimas yra kažkoks manyje vykstantis procesas. Aš kažką pagalvoju apie Jėzų, aš priimu tai, ką jisai sako, bet tas mano priėmimas, viskas vyksta mano viduje. Ir jeigu kažkas yra išorėje, per ką tas tikėjimas ateina, tai jau pradeda darytis keista kažkaip žmogui, kad reikia sudalyvauti. Va čia yra vaistas, bet vaistas yra fizinis kažkoks tarsi, bet o ne manyje pačiame. Kad aš jeigu tikiu Jėzumi, tai ir to neužtenka, kodėl dar reikia eiti suvalgyti kažką, kodėl dar kažką reikia padaryti. Todėl, kad Jėzus taip sakė. Gerai, tai kitaip tariant, jeigu Jėzus taip nebūtų sakęs, tada mes galėtume pradėti ten mąstyti, filosofuoti ir taip toliau, bet kadangi Jėzus taip pasakė, nors iki galo nėra galbūt suprantama, kodėl taip reikėtų, arba kas tenais įvyksta, bet tai yra daroma grinai iš klusnumo, pasitikint juo, kad tai, ką jisai pasakė, tai ir vyksta. Nes kitko nepalikta. Žodis ir sakramentai. Ir dar jeigu fizinis ženklas, tai Jėzaus fizinis kūnas ant fizinio kryžiaus. Ir fizinis prisikėlimas. Irgi, tai viskas fiziniai dalykai. Mes fiziniai, mūsų kūnas kelsis, mes juk išpažįstame kūną iš numirusių prisikėlimą. Tai čia viskas fiziniai. Taip sakysit, tada Jėzus ten fizinis neša ar ne. Bet tai daryti, todėl parašyta juk yra. Netilptų pasaulį knygos, ką Jėzus pasakė ir padarė. Bet šitoj knygoj telpa būtent tie žodžiai, kurie pasakyti aiškiai, mums nereikia galvoti, gal sakė, gal nesakė, gal ne kažkur ėjo, gal neėjo. Čia aiškiai, liuterono protas taip rodo, kaip galima kitaip išvesti, jeigu tau Jėzus sako. Imk ir valgyk mano atminimui, nuodėmio atleidimui. Imkite ir valgykite visi, imkite ir gerkite visi. Eikite ir krikštykite, eikite visą pasaulį, padarykite mano mokiniais, visų tautų žmonės, krikštydami. Kaip gali nekrikštyti. Tai va, šitaip, aš sakau atrodo, čia kaip ir, ar tai priekaištauju, ar kaip sekmadieniniai mokykloje mokyčiau, ar vaikus auklėčiau, bet ta prasme, aš niekaip kitaip, aš prisiversdama, ta prasme, teoriškai bandau mąstyti, kad jeigu taip, o kodėl aš turiu taip galvoti? Man niekur nepasakyta, kad čia mano darbas, čia yra priėmimas. Holgeri, reaguokit, vis tiek minčių, tai viską, kas buvo pasakyta, vis tiek minčių daug visokių buvo tikriausiai. Jeigu neturit kažkokios konkrečios minties, aš duosiu tada klausimą. Užklausk. Tai ar panašiai tada reformatas mąstytų kaip ir liuteronas, kad sakramentai yra reikalingi nuodėmių atleidimui, ar vis dėlto čia yra kažkokia skirtis? O jeigu mąstytų panašiai, tai tada ką tas reiškia? Ne, nėra reikalingi. Čia, sakykim, jeigu lygintum viešpatės vakarienės liturgiją, bent liuteronų liturgijoje yra nuodėmių atleidimo patvirtinimas. Paskelbimas, ne, kol kas pas mus irgi yra mūsų reformatų bažnyčia, bet čia yra liuteroniškas elementas mūsų liturgijoje. Šiaip reformatai to bendrai pasaulyje to nedaro. Mes palėtėm daug dalykų. Aišku, tikėjimas, visų pirma, jis yra žmogaus tikėjimas, jis vyksta mumyse, mes tikim, ne kažkoks daiktas, klausimas, kaip tas tikėjimas atsiranda. Čia yra tas, kaip jis kūriamas, kaip jis stiprinamas. Čia reformatų akcentas būtų, kad sakramentai nekūrė tikėjimo, vien tik dvasia
Dievas per šventąją dvasią kūrė tikėjimą, sakramentai stiprina, maitina, ugdo, užanspaudoja. Ir to mūsų konfesijos skiriasi. Mes, pavyzdžiui, per krikštą, per tą apėgą, per tą aktą, tas atgimimas nevyksta pagal mūsų teologiją. Tas naujas gyvenimas tada, bet kada tam pakrikštytam žmoguje gali atsirasti, arba neatsirasti. Kalvinas aiškiai rašė, kad vaikystė, jaunystė, arba vėliau tas Dievas gali kurti tą tikėjimą, bet nebūtinai per krikštą. Aišku, dėl vakarienės teologijos, gal čia platesnis klausimas. Mes tiesiog, tą noriu pabrėžti, mes šventąjį raštą šiek tiek kitaip interpretuojam negu liuteronai. Čia, aišku, visi ir katalikai, ortodoksai, visi mes interpretuojam raštą, bet skirtingai. Ta prasme, visi gal... Tas dėl interpretacijos klausimas, jis aišku, čia yra svarbus, nes kartais žmonėms atrodo, kad skaitai šventąjį raštą ir taip, kaip parašyta, taip ir supranti. Ir supranti lygiai taip, kaip yra parašyta. Ir jeigu kitas supranta, tai jisai kažką ne šventąjį raštą skaito, kažką kitą galbūt, nes aš jeigu skaitau, aš viską suprantu. Bet akivaizdu yra, kad mes kalbėdami apie tai, kas parašyta šventajame rašte, prieinam skirtingų išvadų, atrodo, norim įsisekti Jėzumi. Ir ne tik atskirai mes kaip individai, bet taip pat ir bendruomenės. Bet kai kalbam apie skirtingumą, tai reiškia, kad visiškai skirtingų, kad prieinam absoliučiai, kaip sakyti, vieni vienaip galvoja, kiti visiškai kitaip galvoja, vis tiek yra galvojami. Ką Jėzus pasakė, tai yra svarbu. Yra bendras tas Nikėjos Konstantinopolio išpažinimas visiems, ant kurio, stovi tos tradicinės bažnyčios, kurio laikosi. Ir tada sutinka taip pat, kad yra toks dalykas kaip sakramentai arba kažkaip kitaip, galėtume pavadinti, bet kad yra kažkas, ką Jėzus įsteigė, ką mes privalome daryti. Ir tada jau skiriasi, kiek jų yra. Ir čia jau priklauso nuo ekleziologijos, nuo bažnyčios irgi, ką bažnyčia gali, ko bažnyčia negali padaryti. Bet vis tiek visi sutinka, kad šitie du tikrai yra. Nes akivaizdžiai Jėzus įsteigti. Bet ką jie tiksliai daro ir ko jie tiksliai nedaro, yra sunkesnis klausimas dėl to, kad ne viskas yra parašyta. Ir tada atrodo liuteroniška logika yra tokia, kad jeigu taip parašyta, tai taip ir yra ir tenais nėra čia daugiau ko išvedžioti. Tada reformatai gal sakytų, gerai, parašyta tai yra taip, bet galima dar suprasti ir kai kuriuos aspektus šiek tiek kitaip. Reikia, mes sakytum, ir čia yra tas skirtumas, dėl to turim liuteronus ir reformatus, kad Jėzos žodžius tai yra mano kūnas, būtent tas žodis yra. Luteris ir kiti liuteronai, aišku, Brenzas ir kiti interpretavo vienaip, ir Zwinglis, ir su jo Bullingeris ir Calvinas, iš esmės sakytų, tas yra reiškia. Tai reiškia mano kūnas. Ir Zwinglis, pavyzdžiui, pateikia, ir argumentuoja bibliškai. Aš esu vynmedis, vartai, gyvybės duona ir šviesa ir taip toliau. Visi supranta, Jėzus nėra vynmedis. Jis turi omeny, jis yra kaip vynmedis ir taip toliau. Ir šitą principą Zwinglis pradėjo taikyti ir šitam sakinui. Jeigu įspraustas į kampą, kodėl jis yra reformatas, aš sakyčiau, su tokia interpretacija aš sutinku. Su Zwingliu, Bullingeru, Calvinu. Ji man atrodo prasminga ir bibliška. Ir to esu reformatas. Jeigu aš interpretuočiau tą eilutę kaip liuteronė, būčiau liuteronas. Tai liuteronams kodėl netinka ta interpretacija tokia, kad jeigu Jėzus sako, čia yra mano kūnas, tai... Kodėl aš turėčiau interpretuoti, kad tai nėra jo kūnas? Jūs atsakykite tada, nes... Reiškia, turiu meni, kad tas pats žodis yra, gali būti suprastas skirtingom reikšmėm. Tai kodėl ne? Negali būti suprastas skirtingom. Duosiu pavyzdį. Kaip Jėzus yra Jėzus, o ne daug dievų ir visi keliai. Taip, visi keliai veda pas Dievą, o paskui... Bet ką sakė Holgeris, kad Jėzus sako, aš esu vynmedis... Tai ten aš esu, ten kita struktūra. Aš esu vynmedis, kur yra arba mano tėvas ūkininkas, arba dar kažkas, ar ne, aš vartai, aš ganytojas. O čia
Tai yra, čia kitos konstrukcijos sakinys. Ir jisai sėdi prie stalo su mokiniais ir ką sako, imkite ir valgykite, imkite ir gerkite iš jos visi nuodėmė atleidimui ir mano atminimui. Kur dar yra, kur aš esu, kad yra čia su pažadu, ar tai yra tas pats. Tai man netinka, nes man čia yra per mažai namų darbų padaryta su Biblija. Ta prasme, mes įsivaizduom, atsivertėm. Čia neatsvinglio atvejs, bet kai sakot, skaitom visi. Maža ką aš skaitau, kai žmonės sako, perskaičiau Bibliją pirmą, neperskaitai. Neperskaitai. Bibliją trunka perskaityti metus, jeigu skaitai. Jeigu kokiam egzaminui per naktį ruošiesi, ten kažką perskaitysi. Dauguma žmonių, kurie sako, aš perskaičiau Bibliją, tikrai nėra perskaitę. Liuteris perskaitė Bibliją, Liuteris išvertė Bibliją. Dabar kodėl ne kiti sakramentai? Todėl, kad liuteroniškų supratimų sakramentas nuodėmių išganimui. Pavyzdžiui, paimsi kunigystės sakramentą, tai nėra kunigystė. Aš čia skiriu tos bažnyčios sakramentus ir Jėzaus įsteigtus sakramentus. Ir tokius, kaip sakramentus ar ne, kurie yra šventos apeigos, bet tai nėra skirta žmogaus išganimui. Santuoka nėra su tuo pažadu, kad būsi išganytas. Krikštas yra ir šventoji Eucharistija. Tai va todėl aš nematau, kodėl turėčiau kažką, kad kažkam kažkas pasirodė. Ir todėl va dabar jau turbūt aiškiai matosi, aš kaip sėdžiu per vidurį, nors čia du protestantai, bet įsivaizduokime, jeigu čia katalikas, sakys, per toli Liuteris nuėjo, iš vis galėjo neiti. Jau nuo to paties 16 amžiaus ir gal ir nuo anksčiau būtų, jeigu kas atgimtų iki tol ir sakytų, Liuteris per mažai nuėjo, žiūrėk kaip katalikas. Tai turint omeny, kad katalikų kunigas, vienuolis, mylintis savo bažnyčią ir teologijos mokslų profesorius, tai ko jis eis toli, jisai žiūri, kad būtų teisingai. Ir negirdžiu atsakymo, kad būtų neteisingai. Tai va, ir aišku, sakys, tada imk visą bažnyčios tradiciją, tada vėl mes sakysime, pirmiausia šventas raštas. Ir tada gausis, kad vis dėlto šventų raštu aš ne visai tikiu, aš turiu jį interpretuoti. Arba aš tada, dar man labai egzistencinis toks tada, o tai jeigu negaunate nuodėmių atleidimo per krikštą ir viešpaties vakarienę, kur jūs gaunate nuodėmių atleidimą? Ir ar nebus taip, kad tie teologai, kur griežtai sako, kad liuteronų bažnyčia vienintelė, kur išgirsti, kad tau nuodėmės atleistos, be jokių papildomų uždavimų, darbų ir arba abejonės, ar nebus tikrai liuteronų bažnyčia ta, kur aiškiai kiekvienas pamaldas paskelbiamas išpažįstančiam nuodėmės žmogui, tavo nuodėmės atleistos, nes Jėzus tai pasakė. Tai mano klausimas tai yra, iš kur jūs tada vaikštot ramus ir neišprotėjat, kad jūsų nuodėmės atleistos, jeigu net per pamaldas to negalėtumėt girdėti. Aš irgi skaitau savo Bibliją ir jeigu aš pasitikiu Jėzaus aukos auka, mano nuodėmės atleistos. Paskui bažnyčios tarnautojai įvairiais būdais ir broliai seserys gali tą patvirtinti, jeigu, kaip aš per pamaldas darau, jeigu tu tiki, nuoširdžiai tiki, būk tikras, kad tavo nuodėmės atleistos. Tai užtenka. Sakramentai, kaip ženkliai, šitą užtikrina, padeda mums, silpniems žmonėms, taip argumentavo, manau, visi reformatoriai, kad mes esam silpni, tikime, nors neregim, bet vis dėlto, ypač per vakarienę, mes burnoje kažką jaučiam, regim, matom ir tokiu būdu Dievas gailestingai padeda mums tikėti, aš taip sakyčiau. Bet be tikėjimo, čia mūsų įsitikinimas, sakramentai nieko neduoda, nulis. Mes akcentuojam sola fide, ir sakramentai prisideda. Dėl to, aišku, pas reformatus ir kitus evangelikus, mes turim vis dėlto sakramentai, aš taip sakyčiau, nėra tokie svarbus, kaip, sakykime, pas ortodoksus katalikus ir liuteronus, ten mes turi tokią pagalbinę funkciją, aš taip sakyčiau, dėl to krikšto būtinybė nėra tokia, kaip liuteronų teologijoje ir viešpaties vakarienė neatsitiktinai, tradiciškai mes švenčiam
ne taip dažnai, kaip dažnai liuteronai kas savaitę, nes ta būtinybė ji nėra tokia. Dar pratęsim tą toliau kalbą apie Eucharistiją konkrečiai, nors irgi galiu klausytis ir žiūrovus nukreipti, jeigu kažkam yra įdomu daugiau, tai kažkada mes prieš kelis metus įrašėm ir jūs irgi buvot abu toje laidoje apie protestantiškas Eucharistijos sampratas. Tai yra tokia laida apologetika.lt. Kokie čia 19, 20, 21 gal? Jo, keli metai. Jo, 21 gal. Dar Tomas Dičius buvo, man atrodo, ne? Buvot jūs abu ir Tomas Dičius dar. Tai jeigu kažkam yra įdomiau, tada ten plačiau ta tema yra nagrinėjama iš jau 3 kampų. Bet dar noriu jums, Vilma, kadangi mintis ta buvo mano galvoje, tai pasakysiu, kaip galima, pavyzdžiui, suprasti tą žodį yra kažkaip kitaip ir nebandyti įsisukinėti. Tai toks kaip pavyzdys. Ne? Tai nebūtinai gali įtikinti, bet tiesiog man ateina į galvą toks pavyzdys, tai šiaip svarstant apie interpretaciją, kaip reikėtų interpretuoti dalykus apskritai, ne tik šventąjį raštą, bet interpretuoti dalykus. Liktai toks dailininkas Magritas pavardė nutapė paveikslą pavadinimu Čia yra pypkė. Prancūziškai yra pypkė nutapyta, sako, čia yra pypkė. Ir sako, ne, čia nėra pypkė. Tai yra paveikslas, kad čia nėra pypkė. Nors nutapyta pypkė, labai realistiškai, jisai sako, ir prierašas yra, kad čia nėra pypkė. Ir jis sako, kiek daug sulaukiau skundų, kad čia nėra pypkė. Čia yra pypkė, bet sako, argi tu gali ją prikimšti, ar tu gali ją surūkyti ir taip toliau. Kitaip tariant, kad viena vertus tai yra pypkė, nes tai yra pypkės atvaizdas, kita vertus tai nėra fiziškai ta pati pypkė, kurią aš laikyčiau rankose, kur galėčiau prikimšti ir rūkyti. Tai čia yra filosofinis klausimas. Ir čia jau tikriausiai einam į tą lauką, kad šiaip interpretuojant šventą raštą filosofijos tu negali išvengti, nes tau tenka mąstyti. Pavyzdžiui, ką reiškia žodis yra? Ką reiškia žodis būti? Arba ką reiškia, kad Dievas yra amžinas? Ar jis yra tęstinis laike? Ar jis yra už laiko ribų? Kokiu būdu jis sąveikauja su laiku ir taip toliau. Bet tai kaip jums atrodo tada, jeigu yra tokių pavyzdžių, ne, kad gali būti kažkas, sakai, kad yra, bet jis yra kitokiu būdu, negu kad būtų tiesiogiai suprantama. Jėzus ne apie pypkę kalbėjo. Ir ar esančią, ar nesančią, ar filosofinę prasme, ar ne. Va tas ir yra. Ar norite prie Dievo žodžio dar pridėti ir sakysit, ir jūs patys pridedat. Bet būtent čia nepridedam. Nepridedam. Kodėl turiu galvoti, kad Jėzus kažką pripainiojo, kad mes niekaip net painiotume ir tada galvotume, čia yra ar čia nėra. Čia reiškia, bet yra tol, kol nereiškia. Arba yra tol, kol nėra, tada tinka. Bet kai yra, tada netinka. Kodėl turėčiau tą daryti, jeigu Jėzus aiškiai sako? Dėl to, ar Dievas amžinas ir kaip tas reiškiasi, vėl visai kitas klausimas. Jėzaus žodžiai yra aiškus. Ir tokie aiškus, ir tokie kita vertus, antra vertus, yra taip sudėtinga ir baisu, kad, kaip Liuteris sako, kvaila prigimtis čia iš vis nesuvokia, nes jei suvoktų, tai bėgtų ir užgultų bažnyčias ir neišeitų. Bet vėl noriu sakyti, sakramentai ne magija kažkokia, kad kažką padariau ir, kaip ir susitvarkiau. Kita vertus, ir čia blogai ir susitvarkyti. Kodėl turi netvarkingai gyventi? Ar iš šventosios dvasios yra netvarka? Ne, iš kitos. Tai arba tas antspaudas, galvoju, antspaudas tinka ir mums tas. Bet ką antspauduoja? Antspaudas reiškia, kad tai tikras dalykas, ar ne? Tikras ta tikrovė, tikrai įvykusi. Bet aš dar tą klausimą ne kad per sakramentus dar sakiau, bet kur iš vis išgirsti, kad tavo nuodėmės atleistos? Ar čia kaip tie, kur sako apie žemaičius juokauja, kad vieną kartą pasakiau, kad myliu ir nieks kaip pasikeis, kažkas informuosiu. Ta prasme, juk mums kiekvieną sekmadienį bažnyčią eiti, kad Evangeliją girdėtume, nes mes pamirštam, reikia mums vis naujai skelbti, ir mes krikščionys vienas kitam vis paskelbiam ir primenam. Kur išgirsta kiti, kad nuodėmės atleistos? Gal gerai čia klausimas. Nes savo tikėjimu kliautis, tai man... Kur išgirsta? Ar užtenka, kad yra pasakyti, kad iš Kristus? Aš tą irgi skelbiu, bet aš nepririšu to prie Kitaip tariant, jūs išgirstat šventojo rašto tekste, kitaip tariant, Jėzaus žodžiuose, kad jeigu tikėsi, tai bus nuodėmės jums atleistos ir to užtenka. Ir nereikia dar būtinai, kad žmogus kažkoks ateitų ir pasakytų, kad nuodėmės atleistos, jeigu jau yra taip šventame rašte pasakyti. Ar teisingai aš suprantu? Ne, čia užtikrinti, arba patvirtinti, kad žmogus tavo, jeigu tu tiki, bus išgelbėtas, tai vienas klausimas, ką sakramentai daro, galima čia turbūt susiję, bet čia aš nesutapačinčiau tos dalykus. Čia mes įvairiais būdais tvirtinam tikėjimą.
Kitaip tariant, žmogiškas paskelbimas nėra būtinas. Kur tokiam kaip Liuteriui, kai jisai iš nerimo vis ėjo iš pažinties po kelis kartus per dieną, kurioje šiais laikais bažnyčioje jam išgirsti. Bet gal čia jo problema galėjo būti, ne? Gerai, ką tokiam, kad ir jis vienas būtų žemėje belikęs, ką jam daryti, pragarant siūsti, ką jam daryti, gerai vaistų duoti ir kas, ir vis tiek nepraeis tas nerimas, tik tai fiziniai simptomai kažkokie apsilpnės, bet tas iš esminis žmogaus, ar aš tai mano tikėjimas, čia yra ar nėra, ar aš, ką tokiam pasakyti. Ir tokių žmonių yra, ne vien Liuteris šitoj žemėje, yra ir daugiau matomai į liuteronų bažnyčią keli. Tas klausimas, ar aš esu išganytas, ar man yra atleisti. Ir čia visus jisai, man atrodo, kankina iki tam tikro vienus daugiau, kitus mažiau. Ir jeigu taip atrodytų, kad jeigu kažkas net nekelia to klausimo, tai čia yra didžiausia problema, ne tai, kad kelia per daug. Bet čia tikriausiai ne tas yra dalykas, čia yra klausimas dėl to, kad atrodytų liuteronui kaip ir svarbu, kad kažkas tau paskelbė, deklaruoja, kad taip yra, o reformatui atrodo, kad tai nėra būtina dėl to, kad aš tai skaitau šventajame rašte. Ar kažkaip taip aš pagaunu tą skirtį, nes mes bandom tą skirtį užgriebti kažkaip. Ir ar jinai yra, ar būtina. Ar čia yra tiesiog, jeigu vieniem reikia, tai reikia, gerai, galima skelbti, nes mes remiamės šventojo raštu, remiamės Jėzumi ir tada skelbiam. Bet jeigu nereikia, galbūt ir nėra būtina tada, nes arba gali priminti. Jeigu nėra būtina kažkam, jeigu yra sunku, tai gali priminti jo to nuodėmės. Ne tik skirti, kiek tas tikėjimo gyvenimas, o kaip jisai vyksta. Problema yra, kad, jeigu tą pririšam šitą užtikrinimą prie tam tikrų apeigų, asmenų, kaip kunigų, veiksmų, reformatai, pradedant nuo Zwinglio, įspėjo labai aiškiai, kad neprisiriškim prie tų elementų. Nėra taip, kaip liuteronai labai sakytų, per vakarienę dangus ateina į žemę, mes sakytų, mes nukreipim žvilgsnį labiau į dangų. Nukreipkim žvilgsnį į Kristų. Jis yra tas, kuris viską teikia, kad negalvotum, ir tas įspėjimas mano tradicijoje labai ryškus, kad tas atsiribojimas nuo katalikybės ir taip pat nuo ortodoksų, kad mes duok Dieve netikėtume, kad tie elementai savaime kažką daro, jie taip daro. Ten yra aišku, ir katalikų praktika taip parodo, hostijos, eucharistijos adoracija taip toliau, kas yra, reformatams yra, aš galėčiau cituoti iš mūsų išpažinimų, yra... Nelabai. Visiškas nesusipratimas. Adoracija turėtų būti vien tik Dievui skirta. Bet katalikų teologijoje viskas nuoseklu, nes transsubstanciacija, ir tai man atrodo transsubstanciacija, kad tikrai duonas ir vynas, jų substancija keičiasi, kai kunigas ištaria Jėzaus žodžius, yra gan logiška, ne tokia bloga teorija, bet aš sakyčiau, čia jį bibliškai prastai, nepagrįsta, čia Aristotelio mokymas, kuris įsiveržė į teologiją, bet jų teologijoje tai nuoseklu, dėl to ostijos garbinimas yra prasmingas, nes ten Kristus kūniškai tikrai yra. Ten nėra duonos gabalo garbinimas, ten yra Dievo garbinimas, nes nesuprantama, kad Dievas iš tikrųjų ten yra. Ir kaip Scott ir Kimberly Haney, tie konvertitė į presbyterijonę, kurie konvertavo katalikybę, parašė knygą Roma mėlyna mei. Jie ten gan gerai tą didžiąją alternatyvą aprašo. Arba čia Kristus tikrai yra ostijoje, tai yra Kristus su viskuo, ir tada turim ir atitinkamai elgtis, arba jo ten nėra, ir tada tai yra stabmeldystė. Jie patys tą suprato ir priėmė savo sprendimą. Ir aš manau, jie
klysta, bet jų paaiškinimas yra teologinis protingas, geras. Liuteronai irgi atmeta transubstanciaciją, bet tada jie turi nemažai problemų, kaip tą Kristaus kūnišką buvimą vakarienę paaiškinti. Mes reformatai sakom, Kristus kūniškai yra danguje, jis tikrai buvo kūniškai paimtas į dangų, mes taip parašyta, jis kūniškai nebėra tarp mūsų, jis dabar danguje. Kokiu pagrindu galim teikti, kad jis vakarienėje kūniškai yra su mumis? Čia mūsų, kad jis vakarienėje kūniškai yra, reikia paaiškinti. Aš sakyčiau, katalikų paaiškinimas yra geresnis negu liuteronų. Nes liuteronai turi remtis Kristaus kūno visur buvo, kad jis Kristus kūniškai yra visur. Mes reformatai tą nuosekliai atmetam ir čia yra tas didysis skirtumas tarp mūsų. Čia jūs grįžote prie to klausimų, kurį aš norėjau Vilmai irgi užduoti, tada svarstant toliau. Kai jūs kalbat, aš to pačiu ir bandau tiesiog svarstyti tą klausimą kažkaip ir tą pačią mintį ir gromuluoti kažkaip. Ir tada kas tiesiog ateina į galvą tą klausimą, nebūtinai aš pats lygiai taip galvoju, tiesiog čia tam, kad mes aiškintumėmės tos klausimus ir jau žmonės galės padaryti savo išvadas. Bet kad jūs sakėt, kad reikia priimti, kad Jėzaus kūnas ir kraujas ten tikrai yra, dėl to, kad Jėzus tai pasakė, sakė, čia yra, tai yra mano kūnas ir kraujas, bet tada man pirmas klausimas ateina į galvą yra toks. Bet taigi negali tai būti lygiai tokiu pačiu būdu, dėl to, kad Jėzus yra čia ir jeigu sako, čia yra mano kūnas ir kraujas, tada ar liuteronas tada suprastų, kad čia yra fiziškai, va čia yra mėsa Jėzaus ten, ir tada tenais yra tikrai kraujas, o ne vynas, kažkas tokio, nes vis tiek interpretacija judesi liuteronas turi daryti, jis turi kažkaip paaiškinti, tai kokiu būdu tenais yra, bet jeigu jis to judesio nedaro, jis tiesiog sako, tai yra, bet vis tiek tada reiškia, kad tą patį žodį yra, jis turi kažkaip interpretuoti, nes Jėzus, kai duoda mokiniams, jis stovi ten ir jis sako, čia yra mano kūnas ir kraujas ir tenais nėra sudėtas, iš tikrųjų, tas kūnas ir jo kraujas nupiltas, tenais yra vynas ir duona ir kažkokios sampratos kažkoks reikia, tai tada kokiu būdu tai yra. Vis tiek reikia interpretuoti kažkaip šitą, bandyti suprasti šitą teiginį. Nebūtinai reikia interpretuoti ir suprasti, ir tiesą sakant, jeigu per daug pradėsi prisigalvoti, gali išprotėti. Yra ir liuteroniškas toks irgi yra auklėjant, ar, žodžiu, nereikia prisigalvoti. Nes iš tikrųjų, ką gali sugalvoti, nori suvokti, dėl to ir vadinasi slėpinys, nori suvokti, suvok tada, kaip Dievas mirė ir prisikėlė, suvok, kaip jisai gimė iš mergelės. Suvok, kaip jis dar paprasčiau atseit per uždarytas duris įėjęs su kūnu ir krauju su mėsa. Nėra tai tas mėsinis kūnas, nėra tas fizinis kūnas, yra liuteroniškas kūniškas kūnas. Bet kaip norit, taip ir supraskit. Jeigu Jėzus taip sakė, yra ir toks pasakymas, kad kaltink autorių. Ta prasme, tai Jėzaus ir klauskit, jei viešpatie nesuprantu, o sėdi liuteronė ir sako, kad tu taip sakai. Ir, pavyzdžiui, jeigu kam nors tikrai dabar kirba, o ką žinau, bet jeigu Jėzus sakė. Jinai sako, kad Jėzus sakė. Atsiverčiu Evangelijas ir Pauliaus laiškus ir žiūriu, tikrai Jėzus taip sakė. Ir perskaitau ir graikiškai, ir vis tiek Jėzus taip sakė. Ką daryti? Prašyti, kad duotų tą nusiraminimą, nes kieti žodžiai, kas gali jų klausytis, juk sakė, ta prasme, o Jėzus sakė. Tai taip, nes nesuprato. Ir yra tikrai daug daugiau dalykų, kurių mes nesuprantam. Mes nesuprantam, kaip iš vis iš sėklos augalas išauga. Ir kaip sužaliuoja medžiai, tikrai nesuprantam. Taip gali kažkaip paaiškinti mokslu, bet vis tiek, kaip tas, kur pati pradžia nesuprantam, tai ne viską reikia suprasti, nuolankiai reikia priimti, jeigu Dievas davė. Tai toks, žinokit, man atrodo mokymas, kad gal koks kunigas mokėtų grakščiau ir labiau apsiskaitęs, ką tai pasakyti, bet esmė liktų ta širdis, nuvilkus papuošimus, liktų ta pati, ką aš sakau, nereikia daug galvoti, kai Jėzus pasako, aiškiai. Man atrodo, kad Holger, jūs tikriausiai ir neprieštarautumėt, kad mes ne viską galim suprasti arba labai daug dalykų nesuprantam. Tik tais mes ieškom kalbos, kaip galėtumėm pavadinti kažką ir tada bent jau kažkaip taip apgraibom, kad, sakykime, jeigu viešpatės vakarienė, Eucharistija vis tiek vyksta, jinai, tai be jokio supratimo, kas tenais yra, tai jinai negali į principo vykti, nes vis tiek tu turi atsinešti duoną, turi atsinešti vyną, tu turi suprasti, kad šitie du elementai, jie turi kažkaip veikti. Mes sakome duonoje ir vyne. Kristaus kūnas ir kraujas duonoje ir vyne.
Bet, Su duona ir vynu, duonoje ir vyne. bet dabar, kai kalbame apie tą žodį, kad yra, ne, pavyzdžiui, nes aš girdėjęs esu tokių, ir Holger, čia jūs mane turėsite tikslinti šitoje vietoje, kad, pavyzdžiui, ir anksčiau istoriškai ir buvo baptistai, kurie tikėjo, kai kurie, kad iš tikrųjų duonoje ir vyne tikrai yra Kristus, bet jisai yra kitokiu būdu negu transubstanciacijos ir netokiu būdu, kaip liuteronai galbūt suprastų, nors liuteronai nesijima aiškinti, kokiu būdu jis tenais yra, bet kad tikrai, kad tai yra daugiau negu simbolis, kitaip tariant, kad tų pažiūrų tokių, kad jeigu sakai, kad Kristus yra nebūtinai transubstanciacijos būdu arba jis nebūtinai yra kažkaip tenais fiziškai, tu vis tiek gali priimti, kad jis kažkaip yra, o tai nėra vien simbolis, ar tai ženklas, kuris nurodo kažkokį didesnį tikrovę, pavyzdžiui, tas dvasinis buvimas. Bet čia tada jau einam prie tos teologijos, tada kokiu būdu Jėzus yra šiandien arba kokiu būdu Jėzus yra dabar ir tada jau pradam svarstyti, kokiu būdu jisai gali būti tada sakramentuose, kažkaip taip. Nu taip, ir reformatai tvirtina, kad Jėzus, galim taip sakyti, kad per sakramentus jis ypatingai artimas, nu, taip galim sakyti, ne? Čia tą Kristaus buvimą moko ir Kalvinas ir Zwinglis, tik tas kūniškas buvimas. Čia yra tas ginčytinas klausimas ir ten vėlgi čia man... Bet kaip Vilmas, kad kūnas tai nėra Jėzus po prisikėlimo kūnas, jis nebėra toks pat kūnas, kaip jis buvo prieš tai, kad jis gali būti kitokiu būdu. Bet čia yra šuo pakastas. Mes pabrėžiam, tai lieka žmogiškas kūnas. Pašlovintas, nu to tie žodžiai yra įvairūs, ne, bet Kristus ir dabar danguje yra Dievas ir žmogus ir toks ir bus. Ir ta yra vėlgi ta, aš sakyčiau, neišvengiama logika, jis yra tikras žmogus ir mes atmetam ir mes nematom Biblijoje pagrindo, kad dabar Kristaus kūnas būtų perėmęs dieviškumo bruožus. Liuteronai tą turi tikėti, kitaip jų visas pastatas sugrūtų, kad jis, vienaip ar kitaip reikia suprasti, kad jis kūniškai yra. Kaip ta, substancija nesikeičia, tada Kristaus kūnas priima dieviškumo bruožus ir dėl to, aišku, tas esminis skirtumas tarp liuteronų ir reformatų yra ir kristologinis, kaip mes Kristaus būvį dabar suprantam, kas jis yra toks, reformatai labiau linkę, aber jų interesas apsaugoti Kristaus tikrą žmogiškumą, kad jis dabar nėra danguje kažkoks sudievintas žmogus. Bet reformatai, aišku, kad laiko, kad jis yra Dievas ir žmogus. Bet taip tariant, čia reikėtų galbūt bandyti eiti prie to klausimo prigimčių, ar ne, kad jisai pakilęs į dangų, jisai nepraranda žmogiškosios prigimties. Taip. Mes taip niekada ir nesakom, Kristus Dievas ir žmogus. Čia niekada nieko neišvedžiojam apie Kristaus... Bet kaip ta dieviškoji prigimtis jos skleidžiasi tada, sąveikaujant su mūsų realybė ir su mūsų pasauliu, čia tada... Taip, liuteronai argumentuoja, kad po prisikėlimo jis galėjo pasirodyti ten praktiškai duoda suprasti, kad jis tas žmogiškumas pakeistas. Neduodam taip suprasti. Duodam suprasti, kad mums neduota suprasti, kaip tai gali vykti. Mes nesakom, kad kas ar pakeista, ar nepakeista. Nežinau, kur tai pasakyta. Bet vėlgi, čia... Mes sakom, kad ne mūsų jeigu jis yra žmogus, turi žmogišką kūną ir žmogiškas kūnas yra ribotas. Ir Dievas yra. Taip. Jeigu Dievas, tada lenda į tą žmogiškumą. Vėl neaiškinu, kaip kas vyksta. Mes sakykim, mes reformatai turim Chalkedono formulę, tą 5 amžiaus Chalkedono formulę apie Kristaus asmenį, kas jis yra vienas asmuo su 2 prigimtim, visos bažnyčios, ta ortodoksai, katalikai, protestantai patvirtina šią Chalkedono formulę ir, aišku, reformatai labai myli tą, nes ten įspėjamas, arba
tikintieji įspėjami, kad nesumaišytum Kristaus dieviškumą ir žmogiškumą. Ir būtent tą pavojų reformatai mato liuteronų teologijoje, kad žmogiškumas, dieviškumas sumaišomas. Ne? Ir mes pabrėžiam, kad žiūrėkim, kad tas žmogiškumas liktų tikras žmogiškumas. Irgi dėl tam tikrų teologinių priežasčių. Jeigu jis nebėra tikras žmogus, tai liečia ir pavyzdžiui, liečia ir maldą. Matom, katalikiškam kontekste mes galim kreiptis į tikrą žmogų danguje. Aš jau girdėjau iš Lietuvos arkivyskupų praeityje, kad reikia kreiptis, arba galim ir turim kreiptis į Mariją, kadangi ji yra žmogiškesnė. Žmogiškesnė negu suprask Dievas, Kristus ir taip toliau. Ir aš kaip reformatas sakyčiau, kam Marija yra žmogiškesnė negu jos sūnus? Ne. Ji nėra žmogiškesnė, jis yra tikras žmogus ir galiu dabar kreiptis į savo dangišką viešpatį, kuris yra tikras žmogus. Ir dėl to, tai liečia, čia pakankamai rimta, nes tai liečia religinė praktika, į ką mes galim kreiptis danguje. Ir man norėtų reaguoti? Aš galvoju, tai kai Jėzus pagydo, pavyzdžiui, aklą, tai sulieja čia dieviškumas su žmogiškumu, ar kaip? Man atrodo, ne mums spręsti. Irgi, jeigu yra bažnyčios išpažinimas ir tą mes išpažįstam ir niekada to nekeitėm. Bet tai ir vėl sakau, ar tai bijau, kad kažkur ne ten pakrypsiu, arba kad kažkas man taps tabu, kad pradedu nebesilaikyti Jėzaus žodžių. Iš tos baimės suklysti, prisirišti, pavyzdžiui, prie kokio nors, kad ir, sakykime, adoracijos. Tai aš bijau patikėti Jėzaus žodžiais. Man tas yra klausimas. Pavyzdžiui, liuteronų bažnyčiai, kai yra liturgija, visų pamaldų ir yra jau Eucharistijos liturgija, tai kunigas jau kai taria Naujojo testamento Jėzaus žodžius, kuriais ir yra pašventinami elementai, tai jis iš pagarbos ir priklaupia. Ir pakilėja ir priklaupia. Tai ne prieš elementus jisai priklaupia. Ir liuteronas, kad ir nedega lempelė ar žvakelė altorijoje, nes ten nėra tam vernakulio. Kai kuriuose gal kur buvo iki reformacinės bažnyčios, kur nors pasaulyje, tapo liuteroniškom, net išlaikytas tabernakulis ir laikoma ir uždegta. Čia jau liuteroniškai nelabai eitų paaiškinti teologiškai taip grinai, kita vertus kažkaip netrukdo. Bet liuteronas ir taip, jeigu jis eina į pamaldas, jisai eis pro altorių, jisai ten linktels, nes ten yra vieta, kur, kaip sakėt, Kristus ateina visoje liturgijoje. Ir kodėl mes galvom, kad mes ir tikim, juk mes, kaip kunigas ir sako liturgijai, su visais angelais ir dangaus pulkais tavo amžinai šloviai garbės giesmę giedame. Kodėl aš turiu negėdoti su visais angelais ir dangaus pulkais? Aš džiaugiuosi, nors protelis taip pat neišneša. Gal mano neišneša, gal visi kiti yra protingesniai, viskas jiem ten išneša. Gal aš per daug studijavau ir dabar nebeišneša. Tai yra taip, kad ta liturgija ir kiekvienų pamaldų sekmadienio ir liturginiai visi bažnytiniai metai, kurie sulig Advento pirmų sekmadienių prasideda, jie kaip tik ir apsaugo nuo visokių interpretacijų ir kaip kunigui pasirodys ir nuo žmogiško silpnumo ir nuo kunigo blogumo netgi, nes viskas galioja, nes yra Jėzaus žodis su pažadu. Štai sakau, bandau paaiškinti, kame mano tvirtumas, neturiu aš jokio tvirtumo, mano bažnyčios mokymo tvirtumas. Kad daug ko gali abejoti, daug ką interpretuoti, bet jeigu yra aiškiai pasakyta ir protingų žmonių atitinkant ir bažnyčios praktiką, ir mes sakytume, sugrįžtant vis prie šaltinio, pasižiūrint, kur yra teisingai, tai kaip 16 amžiui grįžom, taip vis žiūrimės, kad vis per toli nenueitume nuo to, kur grįžom, nes tikime, kad grįžom prie esmės. Tai, man atrodo, toks labai palengvina, šiaip jeigu jau praktiškai ieškom gyvenimo. Iš tikrųjų, man atrodo, tikinčiojo toks kaip ir įmanomas tik tai gyvenimas. Nes aš gyvenu tuo, kas tikrai nepajudinama. Tikiu kertiniu akmeniu pačiu, kuriuo nieks nepajudins. Kad ir kaip interpretuos. Dėl to mano bažnyčia, ne dėl to, kad dabar bijau, kad kažkas kažką iškreips. Pakrikštėm kūdikį, aura dabar bus gera. Čia nesąmonė, reikia žmonės šviesti. Bet ne dėl to aš krikštėjau, dėl to, kad Jėzus sakė,
duok man savo vaiką, aš ir už jį numiriau, ir už jį prisikėliau. Ta prasme, duok ir jam, leisk ir jam ateiti. Aš galvoju, čia yra Jėzus yra su savo dovanom, o mes sakom, ne, nes dėl to, kad aš ko nors ar tai nepapiktinčiau, ar kad pats nesuklupčiau, tai Jėzau, dabar neimsiu tavo dovanos. Aš taip regiu, kai klausausi. Kodėl turiu neimti? Man atrodo, kad kai nėra apetito, tai yra sirgimo požymis. Sveikas, turi apetitą, taip kažkaip, o jau jei matai, kad ne, tai prisiduoti kitiem krikščionim. Pavyzdžiui, aš nenoriu čia kažkaip pamaldas, arba kažkaip komunijos, aš čia kažką, tai jau kitas turi tau pasakyti, kad gal tu dabar kaip tik ir reikia, o dabar kaip tik labiausiai reikėtų. Taip kažkaip gyvenam. Čia gal geras momentas man pereiti tada prie kalbėjimo apie krikštą. Ir tuo pačiu, jau Holger, jūs užsiminėt apie tai, ką tikėjimas žmoguje daro. Ir apie kitų konfesijų, pavyzdžiui, supratimą, kad galbūt ir čia irgi būtų galbūt pavojus persakyti kažkaip, kaip ne iki galo yra, bet mes grįžtam prie klausimo tokio, ar sakramento veikimui, efektyvumui, jeigu tas žodis tinka, arba kad malonė iš tikrųjų būtų perduota, reikalinga tam tikra žmogaus širdies pozicija, kurią mes vadinam tikėjimu, arba receptyvumu, arba priėmimu. Ir ar tiesiog jeigu žmogus prieina viešpatės vakarienės arba yra pakrikštijamas, bet tenais nėra nieko, kas priima, sakykim, nėra tikėjimo, ar tada tas pats sakramentas, tada jisai gali kažką padaryti, sakykim, prieš žmogaus valią arba nesant atviros tokios širdies ir taip toliau. Tai čia platus, sudėtingas yra klausimas, bet kaip tada būtų, pavyzdžiui, pradėkime nuo jūsų, tada Holgeri prie jūsų, nes sakot, kad reikėtų pakrikštyti vaiką dėl to, kad Jėzus duoda tą dovaną, krikšto dovaną ir per krikštą ateina išganimas irgi, liuteroniškų supratimų ir dėl to reikėtų. Ir reformatai taip pat krikštė vaikus, bet samprata šiek tiek yra kitokia. Vis tiek to krikšto, ką krikštas daro ir ko jisai nedaro tiksliai. Ir ką ten paminėjot, kad gali žmogus būti pakrikštas, bet tikėjimu taip niekad gyvenime ir neatsirasti ir jisai nebūtinai bus išganytas. Tai čia daug labai tokių klausimų atsiveria jau čia, ne? Bet tada grįžtam prie to, kurio aš norėjau pačioj pradžioje išklausti. Sakramento veikimui, kad Dievo malonė iš tikrųjų būtų duota žmogui, ar yra svarbu tikėjimas, ar nėra svarbu? Ar tiesiog sakramentas veikia nepriklauso nuo to, kas yra žmoguje ar ko nėra žmoguje? Sakramentas yra tikras nepriklausomai nuo to, kas yra žmoguje ar ne, nes tai yra Jėzaus įsteigta. Ar ir nuo kunigo tikėjimo nepriklauso ir tas tikėjimas. Tikėjimą ir kuria sakramentai, mes taip tikime. Visas krikščionio gyvenimas yra krikšto gyvenimas. Taip Liuteris sako. Tai reiškia atgailos gyvenimas. Kiekvieną dieną prausdamas jis turi prisiminti, vandenį nusiplaudamas veidą, turi prisiminti krikštą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad gimiau su gimtaja nuodėme ir po to pradėjau daryti visas kitas. Ir krikštu senasis Adomas yra paskandinamas, numarinamas ir prikeliamas naujas žmogus Kristuje. Tai va taip ir gyvenam. Vis reikia pats savo priminti. Kaip reiškia pats savo priminti? Tai yra skaityti šventą raštą ir gerai būtų garsiai, jeigu gali, kad ir pats savo skaityti, jeigu ne pamaldose. Ir giesmės giedoti, nes ten irgi sudėtas yra šventas raštas. Tai va savo skelbi, kad esu aš Dievo vaikas, esu aš krikštytas. Tai va iš liuteroniškų supratimų visas gyvenimas ir yra krikšto gyvenimas. Tas, kas ir Liuterio pirma tezė, visas tikinčiojo gyvenimas turi būti atgaila. Tai yra vis grįžimas prie viešpaties, vis ėmimas iš jo, kaip sakėt, receptyvus tas toks. Tai vis aš turiu imti, ne kažką padaryti, bet imti, gauti tai, ką jisai duoda. Tai va taip, dėl to vaiką ir kūdikį krikštiju. Kaip ir pats Liuteris vienos dienos buvo pakrikštytas, dėl to jisai Martynas, jisai gimė lapkričio 10, kitą dieną yra lapkričio 11, šventas Martynas. Ir dėl to va ir krikšto tėvai dar ir ta praktinė tokia, nes mama dar neteis į bažnyčią ir tada krikšto mama labai svarbu, tėtis, kad atneša ir pakrikštė kūdikėlį. Kaip krikštyti? Ar apšlakstant, ar panardinant, ar dar kažkaip tai, čia yra susitarimo dalykas. Mums tai būtų būtų iš tų klausimų, kur galime ir taip daryti. Tai va, tai jau čia labiau kaip kur prisigyventa kurioje bažnyčioje, bet liuteronų bažnyčios yra krikštyla, tai yra triasmenio Dievo vardu pakrikštijamas kūdikis. Tai va, tai kažką tiek atsakiau apie tai, kad
mūsų supratimu visas tas tikinčio gyvenimas yra krikšto gyvenimas ir aš remiuosi ne į savo tikėjimą. Teisusis gyvens tikėjimu, niekas nesikeičia. Tikėjimas išgano. Bet tas mano tikėjimas iš kur randasi, taip šventosios dvasios darbas. Ir Jėzus sako, štai aš duodu tai. Priimti tą tikėjimą. Esminis tas akcentas čia tikriausiai būtų konkrečiai mūsų diskusijoje, kad sakramentai gimdo tikėjimą, ne tik įstiprina ir maitina. Teisingai? Taip. Tai reformatams tada būtų šiek tiek kitaip. Ar visai kitaip. Kad negimdo tikėjimą, šventoji dvasia gimdo tikėjimą, bet sakramentai tik tai kažkaip gali pastiprinti ir pamaitinti. Jie nėra visai nieko nedarantis, tik ženklai, bet jie nėra gimdantis tikėjimą. Taip. Mes netikim, kad šventoji dvasia naudoja priemonės, prisirišo, arba naudoja visų pirma žodį, bet ji veikia suvereniai. Ji ne taip prisirišo prie žodžio, kad taria kunigas, krikštijo tave ir tada tas dalykas atgimimas vyksta. Panašiai kaip per pamokslą. Kunigas, kitas žmogus skelbia žodį. Vienam, kaip Lidijai, apaštalų 16 skyriuje, Dievas atvėrė širdį, jį įtikėjo, kaip Paulius ten pamokslavo Filipose, ir kitam ne. Tai Dievas suvereniai sprendžia, kam jis duoda, dovanoja supratimą. Ir aš to nematau Naujam testamente, kad Dievas būtų suteikęs bažnyčios tarnams tokių galių. Vėlgi, katalikų pozicija yra vientisa ir visai netokia prasta, kad vyskupai, kunigai turi per iššventinimą gauna šventąją galią, ko protestantai nemoko. Jie viduje yra taip pakeisti, kad jie tokie ypatingi Dievo įrankiai atlikti visų pirma aukoti mišas, sakramentus taikyti. Dėl to, sakykime, mes pas katalikus niekaip negalėtum tarnauti, nepavaduoti, nes mes to šventos galios neturim. Bet tai nėra maginė galia, bet tai yra vis tiek tokia samprata tam tikra, kuri... Taip, tai nereiškia, nuo to kunigas patampa koks nors labai moraliai geras, bet iš principo... Bet jis kitoks. Jo, jis yra kitoks. Esmiškai, ontologiškai kitoks. Net jeigu jis atpultų nuo tikėjimo, tu esi kunigas iki gyvenimo galo. Nes tai nėra tik tais pareigybė kažkokia. Taip, nes kaip krikštų žymė, ji lieka, pagal katalikų mokymą, ir ordinata žymė tai lieka amžinai. Arba, iki mirties. Ir mes, jeigu aš skaitau, apaštalų laiškus, ten aš to nematau, ir aš nematau išvis, ir būčiau liuteronas, jeigu matyčiau kitur Naujam testamente, sakykim, kaip Paulus, Petras apie vakarienę rašo, apie krikštą, aš ten, aišku, yra ten laiške Titui, Petrui, yra tos eilutės apie krikštą, taip toliau, bet akcentai ten yra kitokie, kaip ir dėl vakarienės. Ten Naujam testamente, pirmam amžiuje vakarienė nebuvo nei auka, kaip pas katalikus, jokia auka, tai bendruomeninis valgis, stiprinti krikščionių bendrystę. Liudyti šitaip. Ir čia net tos liuteronų akcentus, jeigu gerai, Jėzus turėjo omeny, ką jis per pirmąją vakarienę tarė, kaip yra apaštalų laiškuose, aš to nematau. Nes mes visų pirma turim kiekvieną eilutę interpretuoti viso rašto kontekste ir ten visą, sakykim, kritiškai kalbant, ką mes matom pas ir ortodoksus katalikus, ir aš dalies pas liuteronus, tas vėlgi iš mūsų reformatų perspektyvos, tas per didelės sakramentų akcentavimas, aš ten Naujam testamente, aš to nematau. Ir dalis to baimės, kurią jūs išreiškėt, pasakykite irgi, aš teisingai suprantu, kad jeigu yra per didelis prisirišimas ir akcentavimas, tai tada žmogus gali gauti priešingai tokį netikrą užtikrintumą, kad jisai yra išganytas arba išganimo kelyje ir taip toliau, dėl to, kad jis padarė ABC ir jam nebūtinai reikia tikėjimo.
Taip. Ja, taip, čia yra ta didžioji problema, čia ir Lietuvoje, aš sakyčiau, kaip evangelikas, vis dar, galim spėti, kad gal 80% visų gyventojų yra pakrikštyti. Ar jie yra krikščionys? Diskutuojam su Pauliumi Čerka ir jis duoda suprasti, katalikų supratimas yra visi pakrikštyti yra krikščionys. Ir aš visada pabrėžiu, tarp tų visų pakrikštytųjų yra tikrai tikintieji, toli gražu ne visi bus išgelbėti. Bet čia nesvarbu, kurioje konfesijoje tai būtų. Taip, nesvarbu. Čia yra ta problema ir dėl to esu reformatas, kad tas kitas supratimas turi tą didelę pagundą sukurti tam tikrą apgaulingą viltį. Aš esu pakrikštytas, žinau, ką Luteris apie tai rašė, ir dėl to viskas tvarkoja. Pas liuteronus gal pusė bėdos, nes jeigu ten papildomai akcentuojama asmeninis tikėjimas ir pats Luteris yra pasakęs be tikėjimo, tau krikštas irgi nieko neduoda, tai klausimas, kokie akcentai duodami. Bet vėlgi, bendraujant su katalikais, ortodoksais mes matom, svarbiausia, kad žmogus pakrikštytas. Čia yra asmenis. Aš kaip evangelikas paklausiu, man tavo krikštas per daug nerūpi. Klausimas, ar tu tikintis. Dabar, Vilma, tada aš taip iš to, ką jūs sakėt prieš tai, atrodo, kad irgi reaguotume taip, kad koks skirtumas tada tas mūsų baimės ar nerimai, bet jeigu Jėzus kažkaip pasakė ir jeigu šventasis raštas apie tai kalba, tai mes tiesiog ir darome tenais tos savo baimės, mes nerimus kažkaip kitaip sprendžiam, arba tas praktinės problemas, ne? O kai nepadarom, ką daryti? Ką turite omeny? Vat sakot, darom, taip kaip Jėzus sakė, darom, o kai nedarom. Kai, pavyzdžiui, žinau, net jei niekas nematytų, aš žinau, kad, pavyzdžiui, ko nors, negražiai pagalvojau, arba išsigandau, arba pavydžiu, arba norėčiau keršyti. Ir aš juk žinau. Tai kas, pavyzdžiui, jeigu ten kažkas labai savitvarda, ar savikontrolė, ar auklėjimas, ar supratimas bendras, arba per silpni nervai, toks ir būni tyliai, bet juk žinai, kad tenka. Dėl to tas krikšto gyvenimas. Krikštas tai nereiškia irgi tas pakrikštijau ir čia, tapsime, pakrikštytas, turiu tokį kaip irgi dokumentą, liudijimą, iš tikrųjų gauni liudijimą, kad esi pakrikštytas. Bet tai tą ir sakau, kad taip ir mokoma, kad visas tavo gyvenimas turi būti krikšto gyvenimas ir taip išgelbsti. Taip tikėjimas, bet sakau, į ką remiesi tada, iš kur tikėjimas. Jeigu abejoji savo tikėjimu, tu žinai, kad esi krikštytas, čia tikinčio žmogaus laikysena, netikinčio. Aš jau ir Dievo žodį, sakykime, skaitau ir bandau daryti, ir artimą mylėti, artimo meilės darbus daryti, kurie turi kilti iš tikėjimo. Ir viską darau. Ir tada į ką aš atsiremiu? Ar į tos savo darbus, ar į tą savo tokį puikų tikėjimą? Juk aš vis tiek turiu gimtąją nuodėmę, aš vis tiek noriu būti pati kaip Dievas. Aš noriu, kad pati, pas kiekvieną žmogų tas yra, nesu aš blogiausias turbūt žmogus žemėje šituo požiūriu. Ir dėl to turiu remtis. Iš vargo, ne iš susitvarkymo, o iš to tokio, kad toks maloningas Viešpats man paliko krikštą ir šventąją vakarienę. Ir aš turiu kur remtis ir kur ateiti, aš per tai matau. O dabar, ar ten, kad dvasia pučia kur nori, ar kad žmogus nekrikštytas bus išganytas, kaip šitas ant kryžiaus gerasis plėšikas. Tai taip, ar man spręsti, ką Dievas norės, kaip ką padaryti, bet galvoti, kad aš esu pakrikštyta ir pasitikiu Jėzaus pažadu, ir dar vis tiek turiu galvoti, kad o gal čia kažkas netikro, nes krikštas nieko nereiškia. Taip, čia sakau, čia silpnumas, čia būtų tada baimė. Jūs išvelgtumėte tą kitą problemos tada pusę, kad jeigu jau kalbam apie tikinčiojo gyvenimą, kad žmogus kaip ir bando tą tikinčiojo gyvenimą gyventi, bet jisai mato, kad jis nuodėmiauja, jisai nesusigaudo, jisai netiki taip, kaip turėtų, jisai to ir to nepadaro ir taip toliau, jam įkyla klausimas, o tai į ką man dabar atsiremti, jeigu aš noriu būti išganytas. Ir tada tu žiūrėk ne tiek, kiek tu padarėjai ir ko tu nepadarėjai, tu pažiūrėk, tu esi pakrikštytas, tu eini Viešpatės vakarienės,
tau yra skelbimas nuodėmių atleidimas bažnyčiai. Taip, ir Jėzus sakė, ir tada kad tu tada taip. nenustok žiūrėti savo tą vidų, tenais nagrinėti, tu vat šitos dalykus tada atkreip dėmesį, jeigu tau reikia patvirtinimo. Čia kažkaip Taip tada kita nustoti pusė. save žiūrėti, o žiūrėti, ką Jėzus padarė. Ne aš padariau. Kad taip vaikelį atnešiau pakrikštyti, bet ne aš tą padariau, Jėzus atliko. Taip. Kaip jums tada šitą pusę to, ar jūs irgi matote? Nes aš taip atrodo, kad mes tarsi atsidurėm tokiam kontinume, kad vienoje pusėje yra toksai tas nerimas, kad vien tik tais susitelkimas į sakramentus, kad jie turi kažkokią tokią galę ir tada į juos sudedi savo pasitikėjimą, net ne į patį Jėzų ir ne tavo santykių su juo, ir tada gaunasi taip, kad gerai, padariau ABC, reiškia viskas yra tvarkoj. Ir tada kitoj pusėje, ir tada tikėjimo gal nereikia, o tada kitoj pusėje yra tai, kad žmogus bando gyventi tikėjimu kaip ir, bet jisai tada pradeda save gvildenti, žiūrėti, ar iš tikrai to tikėjimo užtenka, ir tada atsakymas yra, aišku, tau neužtenka tikėjimo, tu žiūrėk, tu esi pakrikštytas, tu eini viešpatės vakarienės, skelbimas nuodėmių atleidimas ir to turi užtekti, o ne toliau ten svarstyti visą laiką, žiūrėti, ar aš pakankamai padariau, ar aš gerai tikėjau ir taip toliau. Ar čia tas kontinuumas iš vis netinka, sakykim, kalbant apie šitos dalykus? Kitaip tariant, kaip jūs žiūrite tai, ką pasakė Vilma, kad tie ženklai jie tiesiog padeda žmogui tikinčiam jau nebe į save žiūrėti, o į tai, kas yra iš tikrųjų objektyviai atlikta ir nustoti ten ieškoti savo kažkokių darbų ir pakankamumo, nes to tiesiog nėra. Gal ne tik nustoti, bet kai pradedi, tada vis tiek pradėsi. Vis tiek žmogus stengiasi kiekvieną dieną iš naujo. Bet tiesiog, kai pradedi tavo nusiraminimą, tu atrandi nebe tai, koks geras tavo tikėjimas, nes jisai nėra geras, bet tose objektyviuose ženkluose, kuriuos tu esi gavęs. Taip, tame yra. Iš esmės tai yra gera mintis, kad mūsų išganimas nesiremia mūsų atliktais darbais, mūsų tikėjimo kokybė, ir objektyviais atliktais darbais, bet visų pirma Dievo veiksmais, Dievo Jėzaus Kristaus auka ir taip toliau. Bendrai mūsų tikėjimas remiasi Dievo pažadais. Ir tai aišku susijęs su tais, kokie pažadai priklijuoti prie tų sakramentų. Čia yra tas klausimas. Čia, aš sakyčiau, vėlgi, tas Dievo pagrindinis būdas stiprinti mus ir mūsų tikėjimą išlaikyti, kad mes kovotume su abejonėm ir taip toliau. Jeigu aš Naują Testamentą skaitau, ten yra krikščionių bendruomenė, bažnyčia, sakramentai yra dalis to, viešpatės vakarienė, tai to pas mus yra, bet tai yra Dievo pagrindinis būdas, nuolatinis žodžių aiškinimas. Ir mes, nesakykime, tą sakramentų sistemą galima galima kuo puikiausiai piktnaudžiauti, sutvarkyti savo vaikus, susituokti bažnyčioje, karts nuo karto, pagal katalikų katekizmą, bent kartą per metus mišiose dalyvauti, toks minimalus reikalavimas. Yra tam katekizme, tie 5 tos prievolės kiekvienam katalikui iki šiol. Ir man tos prievolės, esminių dalykų trūksta būti konkrečioj vietinėje bendruomenėje, ne kartą per metus, bet reguliariai. Čia vienintelis būdas. Vėlgi, kalbant apie katalikus, bet tas žiūrėjimas į savo krikštą. Taip, aš irgi žinau, kaip liuteristė aiškino ir taip toliau, mane tai neįtikina. Čia tas žiūrėti tam į apėgą, čia nėra tas tinkamas užtikrinimo būdas. Yra dabar mano bažnyčia, mes krikštijam vaikus, bet tai tikrai prasminga vaikų krikštas. Ir taip pasisakė Bonhoefferis ir kiti, jeigu tai vyksta tikinčiųjų šeimoje, jeigu tikrai tėvai auklėja vaiką krikščioniškai ir įveda į tikėjimą. Jeigu to nevyksta, net ir nereikia krikštyti, pagal mano supratimą, nes pats krikštas neatgimdo. Ir tas vaikas nieko nepraranda, jeigu nekrikštijam, jeigu negalim
jeigu tėvai ir tą praktiką mes puikiai žinom, nežinau, kaip pas liuteronus, bet pas katalikus ir ortodoksus tai vyksta, ateina žmonės krikštyti vaiką, kurie formaliai yra katalikai, ortodoksai, bet labai toli nuo parapinio gyvenimo, taip sakant, nuo tikro tikėjimo, kunigai viską atlieka. Man atrodo, čia yra daroma ten vaikams miškos paslauga, nes jie galvoja, aš vėliau pakrikštytas, jie iš tikrųjų nesupranta, kad jiems trūksta esminių dalykų, asmeninio tikėjimo. O negali būti, kada problema tokia priešinga, ignoruojant ar tos potvarkius bažnyčios, ar sakramentus ir susikoncentruojant į tą asmeninį tikėjimą, kas yra be abejo geras dalykas, kaip evangelikams mes visi pripažįstam, kad asmeninį tikėjimo svarba jinai yra, asmeninis tikėjimas yra svarbus, santykis su Dievu per Jėzų, bet kad tada tie dalykai, pavyzdžiui, kuriuos Vilma dabar iškėlė, kurie yra pas liuteronų bažnyčioj, kad jie gali būti ignoruojami iki tokio lygio, kad lieka tik tais aš ir Dievas kažkokiu būdu. Ir aš kaip suprantu, tą savo tikėjimą toks ir yra. Ir vienam jis gali būti toks, kad žiūrėk, aš gal tikėjimo neturiu. O kitas, kaip man yra kažkada pasakė žmogus, žiūrėk, aš su mano santykis su Dievu, žinau, toksai stiprus yra. Ir gali būti ir taip tada. Ir į ką tai remiasi, į mano subjektyvę, kažkokią patirtį, kurią aš turiu. Ir tada, kalbant apie sakramentus konkrečiai, arba potvarkius, nors jūs nesutiktumėt dėl to, kas tai tiksliai, sakykime, yra, bet vis dėlto viešpatės vakarienė ir krikštas. Ir kad ir aš jums papasakosiu tokį pavyzdį. Gal esu pasakosiu praėjusią kartą, bet buvo taip. Buvo tiesiog Amerikoje tokioje vienoje evangeliniai bendruomeniai, kuri buvo, nesakysiu kurioj, bet tiesiog mes važiavom per daug valstijų ir nemažai tų bendruomenių aplankėm pažiūrėjom. Ir ten buvo tokia didesnė bendruomenė. Ir pamaldų pabaigoje buvo išdalintas tas taurelės su vynuogių sultimis, ten plotkelė įdėta, sakykime, iš parduotuvės. Ten tie sudėti visi kiti dalykai, kurių yra ten krikščioniškų parduotuvių, tokių tenais būna. Ne? Ir tada pastorius jisai paėmė tą taurelę, pasiėmė plotkelę, atsisėdo va taip ant kėdės ir sako į sveikatą. Ir išgėrė. Aš nebegalėjau sudalyvauti, man kažkas surakino, ta prasme, aš galvoju, čia kažkas ne taip, kad jeigu, tu galvoji, kad čia yra atminimas, ne, ir kad atminint galima ir taip, sakysim, lehaim, ta prasme, į sveikatą važiuojam į priekį, bet kažkas atrodo, kad gali prarasti tada tokį, nežinau, gali prarasti tam tikrą pagarbą, sakralumą, ir tas pats sakralumas, sakramentas, bendrašakniai žodžiai, ir gali būti tada priešinga tokia prisirišimas viena vertus prie jų, kuris tada nuneigia tą vidinį mano asmeninį tikėjimą. Ir po to toks atsirišimas toks, kad tada labai stipriai gali pradėti plaukyti ir arba iš tų šventų dalykų padaryti kažką jau tokio, nebe visai tokio. Ir tada, bet jeigu tu logiškai vestum tą liniją kažkokią, kad tai nėra svarbu ir tada galbūt tai nėra svarbu iki tokio laipsnio, kad tai yra tiek nesvarbu, kad galima daryti bet ką. Tai ir, aišku, atrodo, sveikų protų tiesiog vadovaujantis, tai mes turim rasti kažkokį suderinimą ar įtampą ar balansą, nežinau kaip reikėtų pavadinti, bet kad nėra tik tais taip, ar nėra kažkaip, mes turim daug dalykų krikščioniško gyvenime, kuriuos mums reikia kažkaip savyje sutalpinti ir su jais gyventi, o bendruomenė mums padeda kažkaip išlaikyti visą tą tokią tvarką, nes bele kaip negalima, bet tuo pačiu atrodytų tada kitas yra, kad jeigu tau sako, galima tik taip ir kitaip ir nebūsi krikščionis. Jeigu ten ne tokios užuolaidos pas tave namuose, tu nebe krikščionis, jeigu tu ten su kelniam, jeigu yra moteris, tai nebe krikščionė, kaip irgi yra sakę kažkam. Vien žodžiu, tai tiesiog, bet dėl to, kad bendruomenė taip yra nusprendusi ir tada tu negali pats jau kažkaip savo asmeninių santykių su Dievu turėti. Tai kaip mums, ir čia po truputį tada taip ir baigim, kaip tada tikėjimo gyvenimo mums praktikoje su tais dalykais susigaudyti. Tvarka kažkokia, į kurią įeina ir sakramentai, kurie viešpatis įsteigti, ir tuo pačiu mano asmeninis tikėjimas ir santykis su Dievu. Vilma. Čia Liuterio turbūt dera prisiminti, eiti prieš sąžinę yra nesaugu ir neprotinga, kuris kai neatsižadėjo savo raštų ir sakė, čia aš stoviu ir kitaip negaliu. Tai taip reikia ir žiūrėti turbūt kiekvienam, kurioje bendruomenėje, kurioje bažnyčioje yra žmogus. Ir jeigu jam atrodo, kada nors kyla klausimai, kodėl aš kažką darau, ar tikrai galima tik taip ir ne kitaip, arba gal galima visai kitaip, reikia žiūrėti, kuo yra grįsta.
Ar grįsta yra dabar kažkokiu potvarkiu, liuteronų bažnyčia tikrai minimaliai. Naujų įstatymų liuteronų bažnyčia nekuria žmonėm, kad ir kiek kartų per mišias. Yra kiek kartų pamaldose dalyvauti. Yra kiek kartų nori, kad tau būtų atleista. Kiek tu nori su Dievu gyventi. Jis visada nori su tavim būti. Tai va toks yra. Ir yra Dievo įsakymas, yra atsimink šventą dieną švęsti. Tai mes ir tikrinam pagal 10 Dievo įsakymų, ne pagal kitus potvarkius. Prieš einant į pamaldas, prieš einant šventos vakarienės yra dera žiūrėti į 10 Dievo įsakymų, kaip puikiai aš juos išpildžiau. Ir patį pirmiausia. Tai va šitaip ir tada žiūrėti, kodėl tada, ar tai jau čia sakramentas ir jo tik taip ir ne kitaip. Privalu laikytis, ne kaip taurelę kilnoti, gal galima taurelę kitur pakilnoti, kita proga, kitoje aplinkoje. Ir žiūrėti, o kodėl čia tas kunigas nusisukęs į altorių, kodėl jisai ten klupteli, kodėl jis kelia, kodėl čia gėda tie chorai su vargonais ar visa parapija, ar kažkaip žiūrėti, iš kur tai randasi. Bet labiausiai, tai man atrodo, tai reikia žiūrėti, kieno darbas, mano ar Jėzaus. Ir aš visada ieškau Jėzaus darbo. Kaip liuteronė turiu omeny, kad žiūrėti, kur yra. Ir jeigu čia pasakyta, kad čia Jėzaus darbas, tai tikrai tuo pasitikėti. Gal Oi, mes palėtėm daug. Aš tas minėtas pavyzdys, mano replika būtų, ir pas mus, ir pas katalikus, ortodoksus, liuteronus, tie ženkliai yra šventi ženkliai. Ir tas toks požiūris yra atmestinas. Čia šventi ženkliai yra šventi ženkliai. Deja, bet daug tų pavyzdžių Vokietijoje kitur būtų tokių. Bet iš tikrųjų, kalbant apie asmeninį tikėjimą, čia ta evangelikų, aišku, mažiausiai gal liuteronų, ta pagunda nerimtai žiūrėti į bažnyčią, į sakramentus. Bendrai čia yra evangelikų problema, kad mūsų požiūris į bažnyčią, praeitos laidos tema yra paviršutiniškas, nerimtas. Kadangi gyvenam labai individualizuotoje visuomenėje, mes nematom tą, ką mes matom Naujam testamente. Kiekvienas krikščionis yra bendruomenės dalis. Ir manyti, kad aš galiu vien savo gyventi, yra iliuzija. Bet kai kurie sako, čia protestantų ir yra tas nuopelnas kabutėse, kad pabrėždami tavo asmeninį santykį, tiek stipriai akcentuodami asmeninį santykį su Dievu, galiausiai po truputį taip žmogus ir nusprendė, kad yra tik jis vienas ir Dievas ir bendruomenė gal tik jis yra... Taip, bet kuo mes... Taip, asmeninis tikėjimas yra svarbus, dėl to krikščionybė prisidėjo prie mūsų, kas šiandien mums visiems, prie mūsų vakarų individų sampratos, kad kiekvieno žmogaus orumas ir taip toliau, kas šiaip, prasidėjo Senajam testamente, kad kiekvienas žmogus yra svarbus, kas šiaip kalbant apie žmogaus, individų žmogaus orumą ir svarbą, kas graikams, romėnams buvo žmogaus teisės, žmogaus orumas svetimas, kadangi asmeninis sąžinės klausimas, ką visi reformatoriai atrado, ir negalime eiti prieš sąžinę, Luteris Wormse, jis vienas kaip individas ten stovėjo, aš taip suprantu raštą, šitaip ir kitaip aš negaliu. Luteris ten įkūnijo tą asmeninį tikėjimą įsitikinimą, bet vėlgi visi 16 amžiuje visiems buvo aišku, tuo ne viskas pasakyta. Mes esam bendruomenės bažnyčios dalis, mes galim tik mes esam silpni ir nusidėliai, dėl to mums yra reikalingi kiti broliai seserys ir bažnyčios tarnai, kurie padėtų mums, pataisytų, ko jiems turim tarnauti, mylėti jos, ką mes Naujam testamente matom. Ir ta evangelikų, aišku, ypač netradicinių, nes mūsų bažnyčios žmonės tradiciškai yra užaugę tam tikroje bažnyčioje, bet netradicinių bažnyčių žmonės keičia kartais bendruomenę kaip marškinius. Čia šiandien į vieną, kitą, rytoj į kitą bendruomenę.
Čia aišku yra bloga praktika. Na, reikia įsišaknyti. Romos katalikai, ortodoksai labiausiai pririša žmonės prie savęs visų pirma per tarnautojus ir sakramentus. Aš tą kritikuočiau, bet vėlgi kitas kraštutinumas būtų kita pagunda, per daug individualizuotas tikėjimas, bet tai yra irgi iliuzija. Prisirišti savo tikėjimą prie apeigų, prie tarnautojų, prie bažnyčios kaip institucijos gali būti iliuzija, kaip ir evangelikai kūrė savo iliuziją. Na, čia irgi tas mus visus persekoja šitą pagundą. Sakyčiau, tas asmeninis tikėjimas, būtent asmeninis santykis su Dievu Liuterį ir vedė prie sakramentų ir į bažnyčią, į pačią esmę prie Jėzaus, neatskirai nuo visų, kaip tik į tai, kur yra dovanos padėtos. Ačiū, Olgeri, ačiū Vilma, ačiū visiems, kurie klausėtės ir žiūrėjote, jei ką nors praleidot, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale, grojaraštyje Soli Deo Gloria, reformacijos istorija ir teologija, ten jau buvo bent keli pokalbiai ir vilėmės Dievas duos, tęsim juos toliau ir nagrinėsim tas temas, kurios yra bent jau man įdomios ir svarbios, viliuosi ir jums, jeigu norit palaikyti apologetika.lt veiklas, skaitant ir šitą pokalbių seriją, tai galite padaryti apologetika.lt /parama, taip pat nuorodos bus prie vaizdo ir garso įrašų. Iki kitų susitikimų, sudiev.